susimastome. Visada be galo skuba būtina padengti lūpai. Kaip smagu po mišką palakstyti, ten šoka ir žalios varlytės. Tyliai užmerk akis. Afrikoj gyvatės jūs tokių nematė, Afrikoj nėra net palangos. Kregždė, kregždelė, kai tu praskrisi pro mano išskėstus pirštus, aš būsiu laimingiausias žmogus šioje žemėje. Su pavasariu ateina nuostabi šventė – vaikų gimimo diena. Kadangi pati auginu mažą berniuką, kiekvieną vakarą pakasau jam nugarėlį ir kažką pašnibždu į ausį, pasakau labanakt ar ryte labas rytas. Jaučiu lyg ir kažkokią skriaudą, ar tai lyg ir norą, begalinį norą padėti tiem vaikam, kažkuo prisidėti tiem vaikam, kurie negauna šito. 3 metus iš eilės man teko dalyvauti projekto Už gražų vaiko pasaulį organizavime. Tas savaitę, ar tai porą savaičių, ar tai mėnuo, kurį mes dirbdavom kartu su mažais talentais, tikrai manau, kad suteikė džiaugsmo ir jiems, ir mums organizatoriams. Linkiu jiems, mūsų buvusiems atlikėjams, be galo didelės ateities, sėkmės ir kad ta nuoskriauda, kurią jie gavo vaikystėj, aišku, vargu ar įmanoma ją kažkada bus ištrinti iš atminties ar išbraukti, bet kažkaip tai lengviau užsimirštų ir kad tas gyvenimas jų nuriedėtų sėkmingai. Šešėliai šėlo žemėje, kai nerimo vėjai lyg naktį vaikai. Išvaikė debesį, atnešė lietų. Kai stovi negi mėnulio lašai, galvoju paprašiau per mažai. Aš labai bijau varlės. Tiek mažos, tiek didelės. Tiek mažos, tiek didelės. Nors ta baimė neprotinga, bet varlė man nepatinka, nepatinka. Ne. Nepraleidau pasom porasą. Jeigu norite už drąsą, galite įtarašyt, bet varlė man negraži. Ne. Nors iš baimės aš drebu. Šiaip jau varlę aš gerbiu. Į mane kaip pasižiūri, aš matau, kad proto turi. O, sako, ji labai naudinga. Čiumpa vabalą už kinkos ir paryžius tą kenkėją. Žemės ūkį pakylėja, žemės ūkį pakylėja. Gal ir pakylės, gal ne. Gali pakylės, gal ne. Bet džiaugiuos, kad ji mažytė. Būtų didelė mane, pati pirmąjį prarytų, pati pirmąjį. Niam. Aš labai bijau varlės. Tiek mažos, tiek didelės. Nors ta baimė neprotinga, bet varlė man nepatinka. Ne. Jaunystė to nusipelnė jūsų palaikymo. Net ir tų, kurie negalėjo.
Atsimenu, tai buvo prieš 3 metus. Kaip tik mama labai norėjo, kad aš patekčiau, jaudinausi. Džiaugiuosi vis tiek, kad tam projekte sudalyvavau, kad teko išeiti į tokią didelę sceną. Turbūt daugiau niekada ir neteks, nors dirigentas esu tokios specialybės. Va, tie vaikai buvo labiau verti šito, nes jiems neteko matyti tokio miesto, jiems neteko turėti pilno šeimos ir jiems neteko džiaugtis tuo, dainuoti tuo tai pilnai. Aš visą laiką muzikoje pervirkęs ir tiesiog muzika žinau, kad yra mano duona. Ir vat, dar kartą teko ten sudalyvauti. Nežinau, manau, kad labai gražiai yra prasmė šito projekto vaikams, kad jie kažką pamatytų, kažką suprastų. Prieš 5 metus mums su dukra Evelina kilo mintis surengti projektą vaikų globos namų auklėtiniams, kurį pavadinome Už gražų vaiko pasaulį aš noriu svajoti. Projekto tikslas buvo parengti vaikams gražią šventę, į kurią norėjome pakviesti vaikus iš visos Lietuvos, iš visų apskričių. Ir vaikai atvyko iš vaikų globos namų į Vilnių. Šventė vyko prie Baltojo tilto. Vaikai pramogavo, klausėsi muzikos, garsiai išsakė savo svajones ir visų svajonės buvo didžiulis noras dainuoti. Snaigių lėtas šokis, kiekvieną jausmą atkartos, dalinsim sviltį juoką, liūdesį naujų.
lango ar diena. Nu išradimus vaiksta man galva. Aš geomokslo pradmenis kuriu. Aš naują žodį geografijoj tariu. O taip, nereikia pergyventi, ne, kad kur mirausias po žemę. 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 Ir visi drauge dainuojam. Nereikia pergyventi, ne, tik tai nereikia, kad kur mirausias po žemę. Oh yeah. Nereikia pergyventi, ne. O taip. Seniai Vilniaus stogai, pražylę samaną žalia, einu lyg paukštais lengvai, sena siaura gatvelė. Stogai senieji, kai jūs tik pamatau, aš pajaunėju ir tyliai pasakau. Aš jaunas, aš jaunas, aš jaunas. Seniai Vilniaus stogai, nušviesti saulės spindulių, aušra nušvinta rausvai ir aš miegoti negaliu. Nešuosi mintį Vilniau tais rytais, tave dabinti vis naujais stogais, dabinti, dabinti, dabinti. Organizuodami renginius, į kuriuos kviesdavom vaikų namų auklėtinius, pastebėjom, kokį įspūdį vaikams daro žvaigždės, žinomi atlikėjai, muzikantai, grožio karalienės. Vaikai svajojo būti įnašus. Kita vertus, matėm labai daug vaikų, kurie turėjo visus duomenis būti žvaigždėmis. Galbūt likimas juos nuskriaudė, pagailėdamas namų, kuriuose jie gali augti, ir šeimos, bet apdovanojo išskirtiniais talentais. Todėl reikėjo tik paskatinimo, kad vaikai patikėtų savo jėgomis ir siektų savo svajonių išsipildymo. Taip kilo idėja visuomeniai parodyti gabiausius vaikų namų auklėtinius, o projekto dalyviams suteikti viską, kad turi tikros žvaigždės. Galimybė įrašyti dainas, pasirodyti milžiniškoje scenoje, sulaukti plojimų, dalyvauti fotosesijose ir taip toliau. Kiekvienais metais renginys turėjo atskirą temą, pagal kurią ir buvo renkamos dainos, ruošiama scenografija. Mes sekėm pasakas, keliavom į tolimus kraštus, o praėjusiais metais patys atlikėjai su vaikais tapo mėgstamiausių filmukų herojais. Kam liūdėti, jei graži diena, kam liūdėti tai, kas buvo greit praeina, dovanok į šypseną draugams. Ir tada stebukai pas tave ateina. Smuikais grožalis žiogai, debesėliai šauks linksmai ir pasaulis tilps į mažą vaiko delną. Upės niekad neišseks, žmonės juoktis nieks neverks, linksma bus, jei tu šypsosies visą dieną. Upės niekad neišseks, žmonės juoktis nieks neverks, linksma bus, jei tu šypsosies visą dieną. Kam liūdėti, jei yra šalia daug draugų, kurie paguodžia ir supranta, juk ir jiems svarbu, kai tu šalia. Tu žinau, kad jie išties pagalbos ranką. Smuikais grožalis žiogai, debesėliai šauks linksmai ir pasaulis tilps į mažą vaiko delną. Upės niekad neišseks, žmonės juoktis nieks neverks, linksma bus, jei tu šypsosies visą dieną. Upės niekad neišseks, žmonės juoktis nieks neverks, linksma bus, jei tu šypsosies visą dieną. Paryčiai rasa, pralėkė basa, pėdos liko jos gilios. Jei gerai elgės, saulė danguje, jei išdykęs vėl buvai lyja. Jei gerai elgės, saulė danguje, jei išdykęs vėl buvai lyja. Skrieja dangumi, pasakų laivai, kapitonai jų laukia. Vėjo
bet išdykęs vėl buvai. Lyja. Man labai buvo malonu dalyvauti šiame projekte ir dalyvauti su žymiu dainininku Ryčiu Cicinu. Man labai patiko su juo dainuoti. Laiko traukiniu keliaujame tolyn, tai kas buvo liko praeity. Nors prabėgusių dienų nesugrąžint, tikime gražiausią ateitį. Skubame, lekiame ir nesusimastome, o kur sustos rytoj laiko traukinys. Skubame, lekiame, smulkmeną sureikšminam, tai kas svarbiau dėja, vis užmiršdami. Man labai pavydėjo visi vaikai, kad aš dalyvavau su Ryčiu Cicinu. Jis labai garsus dainininkas. Visiems vaikams jis atrodo, kad jis labai garsus, o man jis atrodė paprastas. Jis mane padrąsino ant scenos ir aš iš tikrųjų labai drąsiai dainavau. Ir norėčiau dar kartą dalyvauti šiame projekte ir siūlyčiau ir kitiems vaikams padalyvauti šiame projekte. Laiko traukinys suartins mus visus, juo keliaus maži ir dideli. Jei tavęs nėra dar laiko traukinį, mes palauksime kitoj stoty. Skubame, lekiame ir nesusimastome, o kur sustos rytoj laiko traukinys. Skubame, lekiame, smulkmeną sureikšminam, tai kas svarbiau dėja, vis užmiršdami. Susipažinau su daugelį vaikų, labai patiko su jais bendrauti, labai malonūs vaikai. Ir norėčiau, kad ir kiti vaikai dalyvautų, ne tik aš viena, ir kad įgyvendintų savo svajones. Neliūdėk ir būna sunku, išsipildo svajonės laiku. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Dar prieisim smaragdo vartus, dar sugrįšim į savo namus. Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti. Labai įstrigo duetas tos mergaitės su regėjimo negalia, kuri negali matyti, bet tai nereiškia, kad negali jausti. Turinti fantastiškus duomenis. Jis dainavo duetę su Gabaliu Česlovu. Dainavo muziką iš kino filmo Cimarono žirgas. Česlovas puikiai susitvarkė su savo darbu, o ta mergina
su Česlovu sudarė puikiausią duetą. Manau, kad ateityje iš jos gali išaugti, kad ir dar viena mūsų Beatričė Grincevičiūtė. Pasitik, ateinu, kaip paukščio skrydis laisvas aš esu. Ateinu, stiprus dvasia, drąsia širdimi, šviesia mintim. Aš galiu likt, negaliu laukt, ir gyvenk ir mylėk viską ten pats. Aš turiu skrist, negaliu mirt, laukia laisvė, ateinu. Aš galiu Man teko garbė režisuoti visus 3 projektų už gražų vaiko pasaulio renginius. Kodėl garbė? Turbūt todėl, kad šie projektai buvo kažkuom išskirtiniai. Tai nebuvo tiesiog pop žvaigždžių koncertai. Tai buvo sudaryta tam tikra išskirtinė galimybė vaikams tiesiogiai prisiliesti prie viso šito koncertų šou verslo. Ir principe, kas labiausiai įstrigė, yra tai pačių vaikų atsiliepimai apie šitos renginius. Dar dabar atsimenu, kai po kažkurio koncerto priėjo vaikinukas ir pasakė, kad tai buvo kažkas nuostabaus ir kad tai tiesiog skatina eiti dar toliau ir siekti dar daugiau. Ir kai išgirsti tokius žodžius, supranti, kad galbūt vaikas vis dėlto tikrai gavo kažką naudingo iš šito dalyko. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Vaikai ne tik dainavo, bet ir šoko, vaidino, piešė, buvo modeliais. Labiausiai pasisekė būtent modeliukų grupiai, kadangi jos keletą savaičių praleisdavo Vilniuje, agentūros Revanda mokyklėlėje, kur mokėsi, kur tobulino savo laikyseną, eiseną, jom buvo daromos profesionalios fotosesijos. Toje atrankoje norėjau labai pakliūti, nes buvo daug merginų ir labai tikėjausi, kad nepakliūsim, labai bijojau, bet
paskelbė rezultatus ir aišku pakliuvau. Ten, kai pradėjau važinėti į Vilnių, repetuotis, ten repeticijoje visko išmokau šokti, išmokau vaikščioti ir kai pradėjom dalyvauti, labai patiko, nes pamačiau labai daug žvaigždžių. Kai liūdėti atrodytų nėra apie ką, iš tamsios nakties nusileidžia viso pasaulio liūdesio našta. Ar tu jauti tą patį? Taip, noris galvoti, kad aš ne viena. Šią naktį bent kartais, kai pasaulis pamiršta tave, užmigdyti kartais. Susitikime sapne, su cukriniais aviėliais, pasklandykim danguje, tarp ugnių debesėlių. Aš nenoriu būt viena, kai tavęs nėra šalia. Susitikime sapne, nes aš. Susitikime sapne, su cukriniais aviėliais, pasklandykim danguje, tarp ugnių debesėlių. Aš nenoriu būt viena, kai tavęs nėra šalia. Susitikime sapne. Mes stengiamės išpildyti kuo daugiau svajonių. Jeigu negalėjom mergaičių paversti tikromis princesėmis, tai leidom jom tokiomis pasijusti scenoje, demonstruojant dizainerės Zitos Gustienės kolekciją. Pradžioj, kai po atrankos man parodė mergaičių nuotraukas ir kai pirmą kartą teko su jomis susidurti ir pradėjau matuoti savo kolekcinius, tik iš Londono atvežtus drabužius, kur ten vyko parodymas. Ir pradėjau rengti tas mergaitės iš vaikų namų, truputį jaučiau, ne truputį, o geroką baimės jausmą, kad kažin ar reikėjo man klimpti visą šitą reikalą. Ir tiesą sakant, galvoju, ar įmanoma per mėnesį padaryti taip, kad niekas net nesuabejotų, kad tai neprofesionalios merginos ant podiumo vaikšto. O kompleksuotos, jaunos, surinktos iš visos Lietuvos, atrinktos, gal pagal lūgį, pagal kažkokius tai tam tikrus matmenis, bet visiškai atsitiktinės mergaitės. Na, dabar galiu pasakyti tikrai, kad jos be galo nuostabios, kad iš tikrųjų iš viso to mikso, kas buvo pačioj pradžioje, gavosi visai simpatiškas vakaras ir netgi buvo replikų, kad tai ne iš vaikų namų demonstravo merginos, o kad tai buvo profesionalios manekenės, tai tas tiesiog buvo labai smagu. Man šis projektas suteikė daug džiaugsmo ir bendravimo su žmonėmis ir pasitikėjimo savimi. Kai jūros liesis iš krantų, kai upės plauks iš debesų. Ar tau baisu, ar lauksi tu, aš pas tave skubu. Gali paklausti žvaigždžių, kokie vargai tave lydės. Tau atsakyk, aš negaliu, klausyk savo širdies. Ir aš kaip tu skrendu vienu sparnu, kai širdis plaks vienu ritmu. Ir aš kaip tu skrendu vienu sparnu, kai širdis plaks vienu ritmu. Gali paklausti žvaigždžių, kokie vargai tave lydės. Tau atsakyk, aš negaliu, klausyk savo širdies. Įsivaizduoti
viskas taip, doli, doli, ir viskas taip šalia. Viskas taip, doli, doli, ir viskas taip šalia. Mielas draugė ranka, kartu smagiai keliaukim, kartu kliūtis įveiksim, kol kelias pasibaigs. Geltonų plytų kelias, kiekvienam nutiestas į svajonių miestą, kur smaradai žėri. Aš būtent su 2008 metų renginiu dirbau ir visa muzika daugiau mažiau buvo iš senųjų sovietinių ar tarybinių ar rusiškų multfilmų. Tai prisiliesti prie tokios muzikos toli gražu turi ne kiekvienas prodiuseris galimybę ir ne kiekvienais metais. Greičiausiai labai to nenorėčiau, bet tai būna viena proga, dvi per gyvenimą, kad visas toks projektas su pačia nuoširdžiausia, melodingiausia muzika. Aš tą muziką statau aukščiausiai visos, nes man tai yra ir harmonijos, ir melodijos, ryškiausias pavyzdys ir nuoširdumo, ir profesionalumo. Jau ilgai takeliais, jau keliais keleliais, jau galukais miškeliais, eitum daug dienų naktų. Tai tikrai galiausiai, tai tikrai greičiausiai, tai tikrai tikriausiai, Afrikui pabūtum tu. Afrikui sklandai žaliai, Afrikui kalvos ir kalnai dideliai, krokodilai begemotai, ir beželis kašalotai, ir papūga karadų, ir papūga karadų. Jūs maži vaikučiai, jums kelionės rūpi, bet nereikia Afrikom keliaut. Ten visokie gyviai, ten nėra mėlynių, ten tik gyvas galas krokodilų. Jau geriau namie su draugais kieme ir visai nereikia Afrikon keliaut. Afrikoj gorilos, Afrikoj papūgos, Afrikoj nėra nei palangos. Buvo vienas vaikas iš vaikų namų, greičiausiai charizma, visa gabumais ir išvaizda pralenkiantis Radžį. Tai mes ir praminėm Radžio antruoju ir jisai dainavo su Jeronimu Milium. Daina, fantastiškas duetas, muzika Eltono Džono. Sveika
žmogau. Tu esi gražiausias kūrinys gamtos. Nepamirškit to, nors kiti laikai, bet vertybės liko. Saugok tikėk. Aš esu Gopalas, man yra 16 metų. Nuo pat mažens augu globos namuose ir labai džiaugiuosi, kad ten augu, nes augant tenai, gyvenant tenai pasireiškia mano muzikiniai gabumai, kad galiu dainuoti, nebijau scenos baimės, esu drąsus, linksmas ir visoks, koks tai galima gerai apibūdinti. Vaikų globos namuose vykdavo įvairios šventės, renginiai, kuriuose aš dalyvaudavau, bei plėčiau savo muzikinę veiklą. Augdamas norėjau dainuoti biškį jau rimtesnėse scenose, tai vaikų globos namų muzikos mokytoja mane vežiodavo į visokius tai senelių namus, darželius ir visokias tai įstaigas, tokias panašias. Bet augant dar plėtėsi poreikiai ir norėjosi dainuoti tokiai dideliai auditorijai. Tai už gražų vaiko pasaulį tas projektas man tikrai tai sudarė tokias sąlygas dainuoti dideliai auditorijai, pasijusti scenos žvaigždė, dainuoti su Eurovizijos žvaigždė Jeronimu Miliumi bei Rusijos kino ir estrados žvaigždė Michailu Bojarskiu. Jie paliko labai man didelį įspūdį, bet tame projekte didžiausią įspūdį man paliko maestro Vytautas Juozapaitis, kuris tikrai nepraleido mane taip pro pirštus kaip kažkas tai kiti ir tikrai nukreipė ten, kur reikia. Tai po to projekto, kai aš padainavau, šio renginio organizatorė Nijolė Stačiokienė mane nuvedė pas jį, sako, Vytai, turiu naują talentą, tau sako. Tačiau Vytas, nežinau, su tokiais mažais dar kaip aš turbūt dirbti nenorėjo. Tai vis siūlė dėstytojus, bet aš pasakiau, kad ten iš kažkur tais buvo muzikos mokytoja, viena pažįstama, tai sako, Gricijonas toksai gerai ruošia berniukus dainuoti, tai sako, o jis gerai dėsto Juozapaičiui. Sako, puikiai, tai nuvažiavau pas jį ir tikrai jisai pamatė mano gabumus ir sako, stok į Juozo Gruodžio konservatoriją ir tenai galėsi dainuoti pas mane, ką aš dabar ir darau. Ir uždainuos širdis, kai iš dangaus žvaigždė nukris, tu leidiesi lengvai iš melsvų debesų ir noris, kad nukristų ant trono ištiestų delnų. Ir vėl sapnuosis dangus ir mums taip gera mus. Juk mūsų sapnai, gyvenimo sarnai, vilioja spalvomis ir kviečia mus pakilt aukštai, aukštai. Ir vėl sapnuosis dangus ir mums taip gera mus. Kol nesibaigs lietus, pavasario lietus, nuplaunantis stiklus, sušildantis vienišus jausmus. Pasakyk, kodėl
buvo labai įdomu stebėti vaikus atrankoje. Aišku, buvo dar įdomiau stebėti mokytojus, kurie jaudinos turbūt labiau už pačius vaikus. Tu įsimeni vieną vaiką atrankoje ir paskui tu jį matai jau repeticijoje ir tu tiesiog matai, kaip tas vaikas pasikeitęs, kaip jisai gavęs pasitikėjimo savimi. Antrame projekte organizatorius pasikvietė į savo renginį svečius iš tolimojo Taičio, šou Tahiti Nui. Aš galvoju, kad bus tikrai sudėtingiau, nes kaip ir dauguma šitų kraštų turbūt žmonių, jie beveik nekalba angliškai. Kalbos nereikėjo, užteko parodyti žodžiais. Šokis vaikų iš Klaipėdos ir šokis taitiečių ir iš to gaunasi labai gražus bendras kūrinys. Jaunime, ko mes norime? Jaunime, ko mums reikia? Jaunime, kada mes tai pasieksime? Tuoj pat! Kai dalyvavo Taičio grupė, man labai įspūdį didelį padarė, nes jie, nežinau, ugnim. Negaliu sugrįžti į Jamaiką, nes niekuomet tenai ir nebuvau. Ir niekuomet žavioji juodaplaukė į lūpas nebučiuos manęs paštai. Ir niekuomet tikrai aš nenuskęsiu tų aksominių jos akių gelmiai. Kada saulėlydžiai raudoni gęsta nuostabiame mieste Montego Bay. Montego Bay, Montego Bay. Santechnikais mes dirbam Ukmergėj. Montego Bay, Montego Bay. Santechnikais mes dirbam Ukmergėj. Kodėl aš niekuomet tenai nebūsiu? Neklauskit apie tai, geriau neklauskit. Štai remontuoju kriauklės bei kranus aš. Ir kartais tai žemėlapį dairaus. Aš negaliu sugrįžt ir man nereikia. Širdis ko trokšta, visko čia yra. Montego Bay, Montego Bay. Santechnikais mes dirbam Ukmergėj. Montego Bay,
metus dalyvaujam projekte Už gražų vaiko pasaulį. Mums labai patiko ten dainuoti, važinom su daug draugų. Dainavome su Liveta Kazlauskienė ir Vytautu Juozapaičiu. Mums labai patiko, mes per Už gražų vaiko pasaulį susiradome daug naujų draugų, visokių įspūdžių patyrėm ir labai patiko mums dainuoti ir užaugusias mes gal dainuosim ir su daugiau žmonių ir patirsim daugiau įspūdžių. Čiunga čianga, mėlynas dangus, čiunga čianga, vasara pas mus. Čiunga čianga, linksma ir smagu, čiunga čianga, kiek gerų draugų. Ši sala į stebuklingą gyvenu ir ją laimingas gyvenu ir ją laimingas čiunga čianga. Su pasaulyje bananai ir kokosai ir bananai ir kokosai ir bananai čiunga čianga. Čiunga čianga, mano tai sala, čiunga čianga, geresnis nėra. Čiunga čianga, kas čionai pabus, čiunga čianga, grįžt norės pas mus. Ši sala į stebuklingą gyvenu ir ją laimingas gyvenu ir ją laimingas čiunga čianga. Su pasaulyje bananai ir kokosai ir bananai ir kokosai ir bananai čiunga čianga. Šis projektas mane paskatino mokintis muzikos. Aš šiais metais įstosiu į muzikos mokyklą ir mokinsiuos groti violončele. Ši sala į stebuklingą gyvenu ir ją laimingas gyvenu ir ją laimingas čiunga čianga. Su pasaulyje bananai ir kokosai ir bananai ir kokosai ir bananai čiunga čianga. Mes dar kartą norėtume sudalyvauti projekte Už gražų vaiko pasaulį. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga. Beldžia kažkas į duris, tai pas save. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga. Beldžia kažkas į duris, tai pas tave. Einu atverti jas, užmerk akis ir lauk. Žinoma, reikėtų nepamiršti turbūt ir mūsų vedėjos Karolinos, kai aš ją pamačiau pirmą kartą preskonferencijoje. Aš net nesupratau, kad čia yra vedėja, nes tai buvo visiškai maža mergaitė, kuri po 3 metų pavirto tikrai gražia panele ir kuri tikrai matė, kad kiek jinai smarkiai patobulėjo nuo pirmo koncerto. Pirmo renginio metu Karolinai buvo tik 12 metų, tačiau ji puikiai susitvarkė su jai skirta atsakinga užduotimi. Viena iš mano svajonių jau išsipildė. Aš stoviu šioje scenoje, tad ir mano sapnai spalvingi. Karolina gyvena Telšiuose, todėl jai sunkiausias uždavinys buvo netgi nebendrauti su milžiniška auditorija, bet taisyklingai, nežemaičiuojant, perskaityti tekstą. Kiek energijos, čia tai bent vasarą. Kaip manai, ar mūsų pasakoje atsiras tokių, kurie galėtų netgi akmenis išjudinti? Kadangi transliacija vyko tiesiogiai, viskas turėjo pavykti iš pirmo karto, o tai iš tikrųjų nėra taip lengva ir profesionalams. Sveikinu visus, kaip gerai ir vėl grįžti pas jūs. Vėl matyti tiek laimingų veidų, tiek nuostabaus renginio laukiančių akių. Įsiminti, įsimintiniausias dalykas greičiausiai buvo susitikimas su Bojarskiu. Mes dar kartą norėtume sudalyvauti projekte Už gražų vaiko pasaulį. Čiunga čianga, mano tai sala, čiunga čianga, geresnis nėra. Čiunga čianga, tai pas tave. Einu atverti jas, užmerk akis ir lauk. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga. Beldžia kažkas į duris, tai pas tave. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga. Beldžia kažkas į duris, tai pas tave. Einu atverti jas, užmerk akis ir lauk. Tyliai užmerk akis, lekia sapnai su balta pūga. Beldžia kažkas į duris, tai pas tave. Įsimintiniausias dalykas greičiausiai buvo susitikimas su Bojarskiu.
Tai iš tikrųjų yra didžiulė žvaigždė. Jisai super profesionalus ir aktorius ir iš tikrųjų puikiai dirba savo darbą. Jo darbas yra toks – būti žvaigždė. Kaip įsivaizdavau susitikimą su Bojarskiu, tai kad jais Bojarskis į studiją, mes su juo išgersim kavos, paplepėsim apie rusų kiną, apie rusų estradą kažką tai. Nu, užtruksim valandą, pusantros, nu gal 2. O iš tikrųjų viskas truko gal, 3 minutės. Supratau, kad tas žmogus laiko jau vės tikrai nešvaista. Tik įėjo į studiją, pasiklausė, kokio tonacijų daina, originaliai, все, važiuojam, dirbam, 1, 2. Sakau, žinot, maestro, rusų kalba, sakau, ten gale dainos reikia pasakyti lietuviškai большое спасибо, ačiū labai. Sako, užrašyk man tarimą ant lapo balto. Aš jums užrašiausi iš pirmo karto. Ačiū labai, sakau. Ne, maestro, sakau, ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū labai. Ir išėjo. Ir negalėčiau neprisiminti bendros dainos su pačiu maestro Bojarskiu. Kai sužinojau, kad atvažiuoja Bojarskis į Lietuvą ir dalyvaus šitame projekte, kilo tokia ekspromtu idėja, kad visgi patį žymiausią, greičiausią ir žinomiausią Bojarskio kūrinį iš 3 muškietininkų sudainuotų ir mūsų dainorėliai. Ir gavosi toks visai neprastas 4 muškietininkų ansambliukas. Tai tie 4 muškietininkai dar kartą atgaivino seną, super, mega killer hitą vadinamą. Радуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями наши рога, судьбе не расшибнем, merci beaucoup. Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит белую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями наши рога, судьбе не расшибнем, merci beaucoup. Нужны Парижу деньги, солови, а рыцари ему нужны тем паче. Ну что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, покачивая перьями наши рога, судьбе не расшибнем, merci beaucoup. Покачивая перьями наши рога, судьбе не расшибнем, merci beaucoup. Судьбе не расшибнем, судьбе не расшибнем, судьбе ошибнем. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ačiū labai. Ах, jei išgirstų šias maldas.
Projektas buvo pirmasis duetų projektas Lietuvoje, todėl tikrai atkreipė dėmesį į talentingus vaikų namų auklėtinius. Galbūt padėjo suprasti, kad be kasdieninių dalykų jiems reikia ir pripažinimo, ir supratimo, ir galimybių, kaip ir mums visiems. Meilės vėja ir gyvybės vėjam, meilės jėga ir gyvybės galia. Kiek sapnų gyvenime regėjau ir tik šitas mano siela kelia. Na, ko galima palinkėti vaikams? Gražios ir laimingos vaikystės, kad jiems nieks nerūpėtų. Aišku, kad jie atliktų savo tas kuklės pareigas, kurie privalo atlikti, daryti namų darbus. Bet svarbiausia, kad jie taptų gerais ir tokiais šauniais Lietuvos ir dorais Lietuvos vaikais, Lietuvos paskui suaugusiais vaikais, kurie garsintų mūsų šalį pasaulyje ir tikrai būtų, garbingai gyventų tą gyvenimą, kuris mums dievulių yra duotas. Su švente jūs, mėly vaikučiai. Kad jie būtų sveiki, laimingi, kad jų veiduose visada būtų šypsenėlės ir kad sektųsi moksluose. O nuostabi kelionė, gyvenimo dėlionė, sunkiai mane būk. Aš žinoma svajonės į tolimą kelionę, jau pakeliu sparnus. Visą tą projektą labai keistai jaučiausi ir atsirado, nežinau kodėl, bet toks noras, kad galbūt laikui bėgant reiktų kažką įsivaikinti iš vaikų namų ar kažką tai, nežinau, tokia nuotaika visą laiką buvo įtempta, šiek tiek jaudinant ir tie vaikai nebuvo toli gražu lyg tai nuskriausti ir nelaimingi, jie visi linksmai bėgiodavo, linksmai bendravo su jais, jie ir dainavo, šoko ir šiaip visokių cirkų krėtė, bet tas visą laiką žinojimas, kad jie ten ar neturi, ar jų nelanko nei mama, nei tėvas, visą laiką taip sudarė tokią keistą atmosferą ir, nežinau, privertė labai dar kartą pasvertas visas vertybės. Nebijok vaikeli nieko, atkeliauja dėdė miegas. Ir kaip muilo burbulai bus lengvi sapnai. Kadangi šiame projekte esu dėdė miegas, tai aš tikrai noriu palinkėti visiems vaikučiams nuostabių, gražių, spalvotų sapnų ir tegul tie sapnai išsipildo. Auki medeli žaliuo, arčiau dangaus, aukščiau žolės. Žiedas stebuklą lyguo, arčiau dangaus, aukščiau žolės. Arčiau dangaus, aukščiau žolės. Drąsos, nesikuklinti, atsiduoti scenai, šypsotis ir iš viso šito renginio pasimti kuo daugiau gražių akimirkų, kad liktų prisiminimai ilgam. Dar kiekvienas tikras vaikas, jeigu tik guvus ir sveikas, nuolat pasimesti turi, painiotis visur taip pat. Visada be galo skuba būtina patempti lūpą, jei kas nors šiame pasaulyje atsitiktų nesant jo. Jeigu dabar manęs kas nors paklaustų, koks kompaktas įdėtas mano mašinoje, tai reiškia jisai groja beveik nuolatos, tai iš karto nebijodamas sakyčiau, tai yra paskutinio jo koncerto Už gražų vaiko pasaulį kompaktas su animacinių filmukų dainomis. Skaičių karalystėj, lengva pasiklysti, du kartus skaičiuosi ir dainuosi. Skaičių karalystėj, lengva pasiklysti, du kartus skaičiuosi ir dainuosi. Išlikit kuo ilgiau, kiek galite vaikais ir džiaukitės savo gražią ir nerūpestingą vaikystę. Taip, kad gražios šventės, brangiai. Tavo sode nusileis, margas lengvas vedlys. Lauk ir tavo sode nusileis, margas sparnis drugys. Klauliu, būkit geri, užaukit dorais piliečiais. Skęsta miego
kuo ilgiau pabūti vaikais, neskubėti užaugti, nes... Užaugs, suspėsit, kai bus kokie 40 metų, 45, tada norėsis į vaikystę sugrįžti, iš tikrųjų. Tai to ir linkiu, kuo lėčiau augti. Gana skausmų, gana kankynės, dejuot gana. Tegu linksmai man plaukia iš krūtinės, džiugiai daina. Šviečia saulė, linksmai smagu, šiam pasaulį nebijau vadų. Funikula, 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 vertilė valia, funikula. Tikiu, kad mūsų visų nuoširdus darbas projekte Už gražų vaiko pasaulį leis vaikams pasakyti: aš galiu svajoti ir mano svajonės išsipildys. Dar miegojo visas miestelis, tik viena aptrušusi katė tupėjo po rožių krūmų ir žiūrėjo, kaip skleidžiasi žiemai. Šiandien krakšdė iškelia viltį ir nauji atsiveria keliai, ir svajonėms lemta išsipildyti, laimingiems lemta būt. Krakšdė, krakšdžiara, kai tu praskrisi pro mano išskėstus pirštus, aš būsiu laimingiausias žmogus šioj žemėje. Krakšdė, krakšdžiara, kai tu praskrisi pro mano išskėstus pirštus, aš būsiu laimingiausias žmogus šioj žemėje. Krakšdė, krakšdžiara, kai tu praskrisi pro mano išskėstus pirštus, aš būsiu laimingiausias žmogus šioj žemėje. Krakšdė, krakšdžiara, kai tu praskrisi pro mano išskėstus pirštus, aš